šeimos narius, vaikus, tai yra tada ardymas sistemos. Šitą būtina reikia išspręsti. Ir aš nežinau, aš labai sutikčiau su pono Stačioko mintim, kad ardyti aukščiausiojo šito konstitucinio teismo nusprendimą galbūt būtų per daug rizikinga, taip jau, ir parodymas pavyzdys, tai jūsų kartoju žodžius, pavyzdys, kad taip daryti reikia. Ne. O reikia taikytis prie jo to sprendimo, bet pravesti tą, kas reikia. Ar sutinka? Tai čia būtų švelniausias būdas. Bandyk. Žinoma, jeigu nebėra kitos išeities, žmogus vis tiek galų galės daro ir drastiškas. Tai tiek. Aš repliką ardyti tai reikia, nes tai politinis sprendimas. Gerbiamas Stasy, gal kartais jūs taptumėt kokį žodelį tą progą? Kad aš kaip svečias, ką aš čia pasakysiu dar. O kokia jūsų buvo reakcija konstitucinio teismo iš tikrųjų sprendimą? Kaip jūs mąstote? Netgi mes čia apskritas stalas, nesvarbu, kad čia jo nėra tas stalas. Tai man tai, pavyzdžiui, aplamai konstitucinio teismo veiklos parametrai labai keisti, reiškia, jeigu taip jau žiūrėti. Dirbama, kad nieko nepadaryti. Tai kas iš to, kad sprendimai, kurie iš tiesų toliau negauna jokios prasmės. Aš nematau reiškia perspektyvos tokiam dariniui. Bet čia mano subjektyvi nuomonė. Aš kur kas radikalesnis, reiškia, ir man tauta kaip reiškinys tai yra pirma. Visa kita yra tik tai tam tikros formuluotės arba tam tikra demagogija, kuri lydi tautos interesus. Dažniausiai pro šalį lydi. Dėl to, kad vis tik tai reikia mylėti tautą iš tikrųjų, o neformaliai apie tai murmėti tam tikrose posėdžiuose. Čia ir yra didžiausia bėda. Mes užmiršom visus savo didžiausius siekius, tautos siekia vienybė ir visą kitą, ką mes skandavom, ten sąjūdžio metu ir visą kitą. Atsimenat, kaip gražiai šaukėm. Šiandien net ant pinigų neberasim. Tai netaip jau gana paklusniai priimam visus reikalus, jeigu tai pasižiūrėti, ką siūlo Europos Sąjunga. Ne viskas yra teisinga. Net mūsų atstovai, kurie dalyvauja ten, tai pasižiūrėkime, reiškia sudėti mūsų europarlamentarų ir turbūt truputėlį suklusime, kad tauta išsirinko tos žmonės, kur taip jau galima kartais ir suabejoti. Ne tik tai kompetencija, bet ir tikslais. Iš tiesų, statistika yra pats baisiausias liudininkas, kada pasižiūrė, kad per 20 metų vienas Martišauskas buvo 20 tūkstančių ten nubaustas ir dar buvo pasodintas šiek tiek pasėdėti Butkevičius. Daugiau, ką mes turim, tai tokia tauta mūsų švari ir tvarkingai įsivaizduokit, reiškia. Tam tikrai milijardai nukeliauja šalin, milijonus prarandam, o nei vienas iš jų nenubaustas. Ir pažiūrėt, žinant. Aš pats, būdamas antikorupcinės komisijos pirmininku, reiškia pakankamai daug raiškių dalykų pateikęs miesto prokuratūrai ir visur kitur. Ir kai kurie reiškia, tai kokios partinės nuobaudos buvo, iš partijos išėjo žmogus, partija tas užlūgo, sakykim, kurie piknaudžiavo ir panašiai. Bet kiek daugiau. Tai vat kartais tas nerimas, nes tik pavyzdys gali duoti rezultatą. Termopilai. Švariausias pavyzdys, 300 partiečių, reiškia, atstovėjo. Ir visi žino, ir šitiek praėjo tūkstantmečiai praeina, visi žino šitai. Štai mūsų idealas. Ir kol tas yra, tol tauta gyva. Prarandam šitai, kad mes tvirčiausi ir galime mes. Tada nėra ką kalbėti. Ačiū, aš nežinau, aš taip.